Lašelis ir Pupis. Kalno ramybė. Toli nuo miesto triukšmo, kur paukščiai gieda tyliau, o vėjas kalba su vandeniu, šalia ramaus ežero gyveno du geriausi draugai – Lašelis ir Pupis. Lašelis buvo kitoks nei visi. Jis nemėgo garsiai kalbėti, dažnai sėdėdavo vienas ir žiūrėdavo į tolumoje stūksantį snieguotą kalną. Jam nebuvo nuobodu. Jo viduje gyveno visas pasaulis, mintys, jausmai, vaizdai, kurių niekas kitas nematė. Pupis buvo visai kitoks. Jis šypsojosi beveik visada. Jis juokdavosi net kai danguje atsirasdavo debesys, bet labiausiai jis mylėjo Lašelį už tai, koks jis buvo. Vieną rytą, kai ežero paviršius buvo toks lygus, jog atrodė viskas miega, Lašelis tyliai paklausė: Pupi, kodėl tas kalnas mane taip traukia? Gal todėl, kad jis toks kaip tu? Atsakė Pupis. Tylus, stiprus, bet labai gyvas viduje. Ta dieną jie nusprendė eiti iki kalno, neskubėdami, nelenktyniaudami, tiesiog būdami. Pakeliui jie sėdėjo ant akmenų, klausėsi tylos, uostė samanų kvapą ir laikė vienas kitą šalia. Net kai nekalbėjo, jie jautėsi labai arti. Kai galiausiai pasiekė kalno papėdę, Lašelis pažvelgė aukštyn. Jis nematė tik sniego, jis matė savo mintis, savo baimes, savo svajones, ir jos visos buvo ten, ant to kalno. Pupis atsisėdo šalia ir nieko nesakė. Jis tiesiog buvo, nes kartais geriausia draugystė tai būti šalia be žodžių. Naktis nusileido švelniai, ežeras tyliai alsavo, kalnas buvo lyg lopšinė, o žvaigždės mirksėjo taip, lyg sakytų: tu esi pakankamas, toks, koks esi. O dabar ramaus miego ir šiltų sapnų mažiesiems.